Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Kviečiu susipažinti su Huawei P8. Huawei P serijos telefonai pasižymė išvaizdžiu ir stilingu dizainu. Kurdamas naują savo flagmaną, Huawei skyrė daug dėmesio programinės įrangos patogumui ir funkcionalumui, o fotografijos mylėtojams paruošė patobulintas kameras. Visą tai sudėję į vieną gauname Huawei P8 modelį, kurį net ACE asociacija pripažino geriausiu, vertinant kainos ir kokybės santykį. Huawei pradeda stebinti jau nuo pirmų pažinties su P8 akimirkų, išskirtinė šio išmanio pakuote. Sakyčiau, tai viena iš vaizdžiausių telefono dėžučių. Joje randu patogiai supakuotus telefoną, kroviklį, USB laidą ir ausines. Pirmiausia, paėmus į rankas P8, į akis krinta įrenginio plonumas. P8 yra tik 6,4 mm storio ir priešingai nei iPhone 6 ar Samsung Galaxy S6 neturi išsikišusios kameros. Priekis pagamintas iš stiklo, o šonai ir nugarėlė iš apdirbto metalo. Todėl rankoje jis guli puikiai, nei kiek neslysta. Viršuje randu ausinių jungtį. Tiek garso reguliavimo, tiek jungimo mygtukai yra dešinėje, kiek žemiau SIM ir microSD kortelių jungtis. Apačioje microUSB jungtis. Nors ir atrodo, kad tai stereo garsiakalbiai, neapsigaukite. Čia garsiakalbis, o čia tik įdomiai atrodantis mikrofonas. Beje, kaip vienam garsiakalbiui, sklindantis garsas yra tikrai švarus ir garsus. Huawei P8 turi 5,2 colių Full HD raiškos ekraną, kurios spalvos ryškios, o vaizdai kontrastingi. Taip pat galiu pagirti ir tai, kad ekranas gerai matomas žiūrint įvairiais kampais ir tai, kad vaizdai visai gerai matomi ryškioje saulės šviesoje. Norėdamas sukurti P8 tokį ploną, Huawei turėjo kažką aukoti. Deja, tai baterija, kurios laikymas džiugins ne visus. Kadangi esu tikrai aktyvus vartotojas, man jos pakakdavo vos vienai dienai. Jeigu naudojatės telefonu mažiau, baterija be vargo laikys ir kelias. P8 yra galingas. Tiesa, grafikos apdorojimas, pavyzdžiui, žaidimuose, kiek silpnesnis nei kitų flagmanų. Tačiau, jei kalbame apie kasdienės užduotis, viskas idealu. Visos programėlės atsidaro greitai ir net naudojant kelias vienu metu veikia be menkiausių strigimų. Šiame išmaniajame yra 16 GB vidinės atminties. Tai nėra labai didelis kiekis, bet prireikus daugiau galima pasitelkti atminties kortelę. P8 valdymą sudėtinga vertinti vienareikšmiškai. Huawei įdiegęs vartotojo sąsają Motion gerokai pakeitė įprastą operacinės sistemos Android meniu išdėstymą ir valdymą. Kai kurie funkcionalumai dėja nėra tokie patogus kaip standartinėje Android versijoje. Pavyzdžiui, visos įsirašytų programėlių piktogramos atsiranda iškart ant darbalaukio, todėl jis atrodo kiek perkrautas. Be to, tarp aktyvių programėlių sunkiau susirasti reikiamą. Tačiau meniu tikrai gražiai animuotas ir sugalvota daug kasdienį naudojimą palengvinančių sprendimų. Patogu, kad paieška arba dažniau naudojamas programėles paprasta pasiekti. Bet man labiausiai patiko lengvai jungiamas vienos rankos režimas bei krumpliu užfiksuojamas ekrano vaizdas. Taigi meniu ir jo valdymas turi įdomių ir praktiškų sprendimų. Tik reikia laiko prie jo priprasti. Huawei didelį dėmesį skyrė P8 kameroms. Nors jos techniškai nėra pačios pažangiausios rinkoje, bet visą tai kompensuoja inovatyvūs ir funkcionalūs sprendimai. Todėl fotografuoti su šiuo išmaniuoju tikrai malonu. Pagrindinė kamera pirmoji pasaulyje turi 4 spalvų jutiklį, kuris leidžia kokybiškiau įamžinti tamsoje šviečiančius objektus. Taigi fotografavimui prieblandoje rasti net kelis režimus, kurie leis sukurti tikrai įdomių ir išskirtinių kadrų. O priekinė kamera yra ne tik didelės raiškos, bet ir funkcionali. Ji leidžia susikurti tobulos asmenukės nustatymus ir juos kaskart automatiškai pritaikyti. Mano išvada. Huawei P8 yra kokybiškas išmanusis, galintis pasigirti ne tik solidžiu dizainu, praktiškais valdymo sprendimais, bet ir lyginant su kitais flagmanais draugiškesnę kainą. Jį rekomenduoju ieškantiems sklandžiai veikiančio ir patogiai dėl negulinčio išmaniojo, kuriuo būtų galima užfiksuoti ir įdomesnių nuotraukų.